Labai siūlau turėti 3 komunikacijos linijas. Tai tarkim per mėnesį, jeigu išeina 6 įrašai, tai 2 vienai, 2 kitai, 2 trečiai, ne? Ir kaip galėtų išsiskirstyti? Pirma komunikacijos linija yra iš esmės apie jūsų industriją, apie jūsų verslą, ar ne? Čia mes kalbam ne iš žmogiškos perspektyvos, o kaip verslas. Kaip mums sekasi mūsų industrijoje, kokie yra galbūt rinkos pokyčiai, kokie yra vartotojų pokyčiai, ar ne? Ir čia keliam klausimus būtent susijusias su mūsų technologiniais tobulėjimais, su mūsų industrijos naujienų. Antra dalis, kaip komunikacijos linija, jau esam mes, kaip žmonės, ne? Tai yra mūsų įmonės vidus. Čia galim rodyti mūsų įmonės šiek tiek asmenybę, galim rodyti mūsų patirtis ir tiesiog edukuoti apie būtent įmonės patį jausmą, apie misiją, apie viziją. Tai čia kalbam jau šiek tiek daugiau apie save. Ir trečioji dalis, kuri šiek tiek yra sudėtinga ir dažniausiai būna sudėtingiausia įmonėm šitą surasti, yra, kaip aš vadinu, tas outside the box, tik tais jums būdingas kampas. Daugelis iš jūsų šiai dienai, pykit, nepykit, čia turite 100%, reiškia, tiesiog esat pardavėjai, tiesiog pušinat prekes, vieną po kitos keliat, dedat akciją ir po to sakot, kodėl nieks neperka, ne? Bet kaip turėtų išsiskirstyti, didžioji dalis turinio turėtų ateiti iš jūsų kaip iš ekspertų, tai yra apie 60%, šalia turėtų būti apie 30% kaip žmogus, tai yra jūsų įmonės bruožai, įmonės darbuotojai, kaip apskritai viduje gyvenat ir tik tais 10% turinio kaip pardavėjai. Tik tais viena iš 10 žinučių, tai yra įrašų, yra, kur mes jau įdedam produktą ir sakom, ateik nusipirk, ne? Tai va,